ralis įpusėjo, puikiai galimybė pasitikrinti savo navigacinius sugebėjimus ir savo galimybę jas kartu sumečinti su greičiu. Man tai sekėsi padaryti ne taip idealiai kaip kolegai, bet didžiausia problema tai yra būtent ta navigacija. Čia reikalaujanti labai didelio atidumo. Jeigu atidžiai seki ir sugebi dar greit važiuoti, tai tuomet bus ir rezultatas. Visais kitais atvejais čia yra tikrai labai sunku. Trasos ir trekai čia yra antiek sunkus ir pavojingi, labai dideliam duobėm, labai dideliam išgraužom, provežom, kur tankai važinėjo, tenka važiuoti mums. Buvo tokių vietų, kur bet viskas gerai. Visi varžovai, ne visi, bet kokių 10 tikrai yra labai stiprių. Važiuoja su Polaris didžioji dalis, vienas važiuoja su Kanamu, kuris taip pat pretenduoja į podiumą. Taip pat mes norėtume į jį pretenduoti, kaip mums seksis arba kaip sekasi, sunku pasakyti. Šiandienos rezultatų dar nėra, bet panašu, kad pirmoji daly Polariai buvo tokie greiti, kad per vieną greičio ruožą važiavo ko ne 10 minučių, bet antroji daly, kur buvo daugiau navigacinių iššūkių, tai ten sekasi mums biški geriau, bet ir tai čia. Vieną dieną sekasi, kitą dieną kas sekasi. Čia yra 30-asis Breslau ralis, jisai turi gilią istoriją, kuri prasidėjo Vokietijoje, tuomet persikėlė į Lenkiją. Tai žadėjo šiemet, kad ralis bus sunkus, tai kol kas jie nemeluoja. Jeigu sugebat sunaviguoti Breslau ralyje ir sugebat suprasti visus kelio knygų pakeitimus, kuriuos organizatorius kiekvienais metais nesikeičia tą istoriją, nesuprantu dėl ko, bet tai galbūt yra taps irgi tam tikras prieskonis, tai tuomet kiti raliai navigacinė prasme nėra antiek sudėtingi. Tai yra puikiai galimybė save tobulinti kiekvienais metais.